Vaiva Rykštaitė. Viena Indijoje. Žmonės kalba, kad tiems, kurie nukeliavo į Indiją, kažkas atsitinka. Vieni ten veržiasi ieškoti prasmės, kiti rinkti nuotraukų savo Facebooko kolekcijai. Kartais grįžta susiraukę, ten nešvaru, o kartais visam gyvenimui susirgę šią šalimi. Vaivos Rykštaitės Indijos pasaka įtraukia kaip ir pati Indija. Spalvos, kvapai, garsai, emocijos ir išgyvenimai tiesiog liejasi per kraštus. Indiją ir savo nuotykius autorė aprašė taip detaliai ir vaizdžiai, kad viskas, kas bėgioja eilutėmis knygoje, pradeda šmėžuoti akise. Perpildyti traukiniai, išmaldos prašantis bekojai elgetos, karvių bandos gatvėse ir laisvėje atsidūrusi klajoklė, kuri nežino, ką su ta laisvė veikti.